Tokių dalykų netoleravome ir netoleruosime. Ir žmonės įvykdę tokį nusikaltimą tikriausiai tikisi dėmesio, tai to dėmesio tikrai sulauks, jo sulauks iš policijos pakankamai stipraus ir ilgalaikio. Viso nustatyti 9 asmenys dalyvauja nusikalstamo veikoje, kiti asmenys jų buvimo vietos yra nustatinėjamos, kratos atliktos namie, yra norinčių pristatyti į policiją savarankiškai. Asmenys yra teisti ne kartą ir net ne vieną kartą, bet 10 kartų už įvairias nusikalstamas veikas, tokias kaip nužudymai, plėšimai, turto prievartavimai ir panašiai. Jie priklauso organizuotam nusikalstamam pasauliui, bet daugiau nedetalizuosiu. Taip, visi asmenys kauniečiai, amžius nuo 30 iki 50. Viešoji tvarka ir rimtis yra saugoma vertybė, baudžiamasis įstatymas saugo šią vertybę ir penktadienį ta vertybė Laisvės alėjoje tiesiog buvo sudraskyta. Ir vertinant šiandieną nusikaltimo padarimo aplinkybės, tai išties yra labai įžūlu, ciniška dienos metu, matant kitiems praeiviams, buvo atlikti štai tokie nusikalstami veiksmai. Noriu pastebėti, kad šalia praeivių buvo ir vaikų, tai manau, kad dalis tiek miesto gyventojų, tiek svečių buvo šokiruoti. Mes tai vertiname tikrai labai griežtai ir veika buvo kvalifikuota kaip viešosios tvarkos pažeidimas ir nesunkaus sveikatos sutrikdymas dėl chuliganiškų paskatų. Tai šiuo metu ikiteisminis tyrimas tęsiamas.